Sveiki, sugrįžtam į naują politinį sezoną, vis dar iš Europos parlamento. Tikiuosi, kad galėsim pratęsti ir toliau dėl jums visiems žinomų aplinkybių. Iš tikrųjų, tai tas sezonas prasidėjo labai netikėtai, aš manau, kad ir tau, Andriau, ir man. Ypatingas jis tapo tuo, kaip visi žinot, Andrius jau yra pasiūlytas nuo Lietuvos į Europos komisarus. Aš jau čia daugam verkiau ant peties, kad žlugo mūsų, tiksliau mano, matymas apie artimiausius 5 metus, kur toliau dirbsim kartu tuose pačiuose baruose ir, man atrodo, gana sėkmingai dirbom praeitą sezoną, aišku, tau lyderiaujant daugiausia. Tai dabar jaučiausi tokia, kaip čia pasakyti, pasimetus, ką čia reiks, kaip čia viskas toliau vyks. Bet šiandien mes ir pakalbėsim apie tai, kas čia toliau bus ir visiems turbūt įdomu, kas čia toliau laukia. Andrius yra nominuotas, bet dar nepaskirtas, dar laukia praeiti klausimus Europos parlamente, bet prieš tai dar turėjo įvykti, vat kaip tik šiandien, kai mes kalbam, turėjo įvykti svarbus įvykis ir Ursula von der Leyen, tavo jau pagrindinė viršininkė ateityje, tikiuosi, turėjo paskelbti visą sąrašą, ne tik pavardės, bet ir portfelius, kas kam priklausys, kokios rytis bus. Bet taip atsitiko, kad Slovenija liko uodegoj, atsiprašau žodį, ir Slovenija tik penktadienį šios savaitės pabaigs savo procedūras dėl kandidatės. Ir todėl atidėtas visas skelbimas į kitą savaitę, Strasbūre mes būsim. Tai sulauksim, todėl šiandien mūsų pokalbis bus toksai gal šiek tiek pusę lūpų. Nes, kaip sako, kol nenuspręsta galutinai, tai tol niekas nenuspręsta. Tai mano klausimas dabar, Andriau, rašo spauda, politiko, visur čia planuojami portfeliai, jau ten nuteka informacija. Nors, sakau, dar tai nėra galutiniai dalykai, kas žino, gal ten pasikeis kas nors. Tai, kad kalbam apie gynybą, saugumą ir kosmosą, tai čia Lietuvoje gal kai kas nori pajokauti, bet iš tikrųjų tai labai susiję dalykai rimti. Tai kaip jautiesi ir kas dabar tavęs laukia artimiausiam savaitėm? Ačiū, Rasa. Tai iš tikrųjų, pirmas dalykas, ne tik sezonas prasidėjo netikėtai, bet man ir vasara dar baigėsi netikėtai, taip. Tai čia tokių netikėtumų tikrai šitas laikotarpis yra pilnas. Antras dalykas, tu čia uždavėjai paskutinį klausimą, kas laukia. Tai kaip čia pasakyti, irgi eilinį kartą tenka bristi į tai, ko iki šiol nebuvau patyręs. Kažkada atsimenu, kaip teko pirmą kartą tapti premjeru, tai toks... Tai palauk, dar pirmiausia reikėjo tau Sovietų Sąjungą sugriauti, kaip sąjūdžio sekretoriai, buvo argi niekas nežinomybė visiška. Tai, tas žingsnis į tokią nežinią, aišku, jisai sukelia natūralių tokių nerimo, kaip čia pavyks, kaip čia bus ir taip toliau. Bet, kai jau ne pirmą kartą žengi tą... Karma tokia, Andriau, visiška karma. Nepažinta teritorija, kažkaip jau žinai, kaip čia bus, reiškia, kad dabar bus nerimo, bet paskui, vis tiek, struktūros veikia, sistema veikia ir gana greitai turbūt pavyks viską suvokti. Gal aš tik tiek pasakysiu, iš tikrųjų, aš taip ir visą laiką ir kalbėjau, jau kai ir man pasiūlė, ir taip sakant, ir paragino tų pareigų imtis, ir kai Lietuvoje jau ir prezidentas, ir vyriausybė, ir galų gale Seimas priėmė sprendimą, patvirtino. Lietuvoje mes tą sistemą tokią turim ypatingą. Griozdišką. Griozdišką, kaip Ingrida Šimonytė sako, barokiškai sudėtinga. Tai jinai labai švelniai sako, man tai griozdiška. Tai, ir aš visą laiką ir pats savęs klausiau, tai ką dabar aš čia norėjau, kokie mano prioritetai, nors ten ir prezidentas, taip jau pozityviai kalbėdamas, sakė, tai čia 2 kartus buvęs premjeras, tai bet koks čia portfelis yra galim jį pakelti, iš tikrųjų čia visos tos atsakomybės tikrai yra svarbios, bet aš formulavau labai paprastai, kad norisi prisidėti prie bendrų Europos darbų ten, kur galim duoti didžiausią pridėtinę vertę. O didžiausią pridėtinę vertę galim duoti ten, kur turim, tam tikrą prasme tokios ne tai, kad unikalios, bet ypatingos patirties. Ir tai yra susieta be abejo
su saugumu, su Rusijos karu prieš Ukrainą, su mūsų regiono visa situacija. Na ir natūralu, kad tai yra tokiu atveju klausimai susiję su bendriausia prasme su saugumo reikalais. Tai čia tų vadinamų portfelių yra ne vienas, yra, sakysime, ES plėtra, yra ten krizinių situacijų portfeliai ir yra visiškai naujai kūriamas tas Europos gynybos komisaro postas. Na, tai aš čia negaliu, kaip sakant, nei patvirtinti, nei paneigti, kas yra skelbiama, bet, na, manyčiau, kad iš tikrųjų toks darbas tikrai būtų, na, ir reikšmingas, ir ypatingas. Tas pats Politiko žurnalas, kurį visi ir ten skelbia tuos postus ir man ten priskiria ir kosmosą, ir gynybą, tai tas pats portalas, jisai rašydamas apie įvairius portfelius, na, pabrėžia, kad, aišku, čia yra ekspertų, žurnalistų nuomonė, kad būsimoje komisijoje 3 svarbiausi portfeliai yra konkurencingumas, gynyba ir prekyba. Na ir iš tikrųjų tai yra apibrėžiama ir tuo, kaip ta pati Ursula von der Leyen yra išdėsčiusi savo matymą, kokie svarbiausi prioritetai bus būsimos komisijos. Tai galima labai paprastai pasakyti, kad iš jos ir to paskelbto politinių nuostatų dokumentų ir iš šios kalbų yra 2 svarbiausi prioritetai - konkurencingumas ir saugumas. Na, gynybos... Ir mūsų IPP beje. Ir mūsų IPP taip pat. Tai, tai čia reikia atsiminti, kad Ursula von der Leyen irgi yra IPP šeimos atstovė. IPP būsimoje komisijoje turės net 14 iš 27 komisarų. Net dabar čia skaičiuoja dar kiek girdėjom šiandien mūsų grupiai, kad dar reikia pasiaiškinti ir dėl kai kurių kitų komisarų. Na, pažiūrų, nes gali būti, kad jie irgi yra artimi mūsų. Artimi tikrai mums. Ir galbūt prisijungs prie tos mūsų bendruomenės. Na ir gal tik tai pabaigai, na, jeigu jau tas gynybos pramonės, saugumo gynybos pramonės ir kosmoso portfelis taip jau tektų, tai, nu, iššūkis vienas yra labai aiškus, kad tai yra visiškai naujas, taip sakykime, nauja pareigybė su tokiu portfeliu. Tai laukia, nu, taip liaudiškai tariant, nearti dirvonai ir tiek kuriant pačią struktūrą, na, direktorato atitinkamą arba plečiant jį esamą. Antras dalykas, rūpinantis žymiai didesnių ES finansinių pajėgumų remiant gynybos reikalus, gynybos pramonę. Na ir trečias dalykas, be abejo, kuriant ir naujus politikos instrumentus, kurie padėtų ES būti tikrai pasirengusiai žymiai stipriau gynybos reikaluose ir būtent resursų reikaluose. Nes jeigu NATO yra ta organizacija, kuri rūpinasi gynybos planais, karinių vadovavimo, tai ES, nepretenduodama į NATO atsakomybę, gali prisidėti prie tų bendrų gynybos reikalų, būtent pasirūpindama resursais. Nes ES turi galimybę ir ieškoti lėšų ir priimti, na, tam tikrus reguliacinius sprendimus, kurie padėtų kaip tik tą gynybinį pajėgumą vystyti. Na, aš 2 dalykus gal pridėčiau. Vienas dalykas, kreipdamas į Lietuvą, į Lietuvos kontekstą, Lietuvos viešąją erdvę, tai aš čia matau kai kurių tokių bandymų sumenkinti gynybos dalykų, sakant, kad čia žiūrėkit, čia be pinigų, čia be žmonių, tuščioj vietoj, niekas nenori, ES neatsakinga už gynybą, sutartyse to nėra, čia toks tuščias reikalas maždaug. Aš čia būsiu atvira, man labai nustebino, kad tos žinutės ateina iš buvusio komisaro Lietuvos, kurį beje tu rėmei visom išgalėm, kai jis gavo okeanus, žvejybą ir panašiai, ir niekada nekritikavom, kad ten tas portfelis buvo toks, kaip čia pasakyti, nu, toli nuo galbūt prioritetinių. Bet okei, tikrai visi portfeliai svarbus. Tai norėčiau, kad bent jau Lietuvos rimtoji žiniasklaida ir žmonės žinotų, kad
Tai istorinis, iš tikrųjų, istorinė galimybė. Jeigu niekas nepasikeis ir bus taip, kaip yra dabar galvojama ir ta gynyba atiteks vienai iš Baltijos valstybių atstovui ir dar Andriui Kubiliui su jo didžiulė patirtim, tai iš tikrųjų istorinė pareigybė, jinai bus ES istorijoje, taip kaip buvo kuriama pati ES, tai pirmą kartą bus pradėta kurti ES rimtai jau iš pagrindų ES gynybinė dalis sąjungos šita, kuri iš tikrųjų nėra taip labai apibrėžta sutartyse, iki šiol tai buvo nacionalinių valstybių kompetencija. Ir aš prisimenu pati, kai tu buvai premjeras, aš buvau ministrė, tai ES netrodė joks gyvūnas tikrai nesusijęs su gynyba. Mes viską orientavomės tik į NATO ir gynyba ES nebuvo tada arba buvo labai labai kažkur toli. Šitas karas pakeitė viską. Ir požiūrį, ir netgi paradoksas dabar yra, kad Baltijos šalių atstovai, du, ir Kaja Kallas, kuri ir užsienio politika ir saugumas, ir Lietuva būtų atsakinga už būtent šitą gynybos saugumo dalį. Tai mums čia yra atsakomybė didelė Lietuvai ir kartu ir Baltijos valstybėm, ir kartu didžiulis iššūkis. Bet aš tikiu, kad kas ne kas, bet tu tai susitvarkysi, tą mato ir Ursula von der Leyen, tą mato ir mūsų lyderis Weberis, sakydami, galvodami, kad būtent tokio kalibro politiko šiandien reikia šitam ledlaužiui užkurti. Nes tau reiks užkurti ledlaužį. Reiks ne tik tai susidėlioti pačiam, ką tu ten turėtum daryti, jeigu dar kartą, sakau, taip atsitiks. Ir kitas dalykas viską sukurti. Kitiem jau bus daug lengviau atėjusiem. Bet tai tu tą jau čia žinai ir nieko kito nebus. Kitas dalykas Europos parlamente. Kai aš iš pradžių sužinojau tą žinią ir galvojau, kad viskas čia jau bus kažkokios tai atskiros orbitos, nežinia, ką tu ten gausi, kokius portfelius ir panašiai, tai mes kaip komanda, ko gero, dirbsim iš dalies ir toliau, ne taip pat. Juokaudama šią visą laiką kolegom sakau, tai aš dabar būsiu, jeigu taip atsitiks, sėdės komitetas bus įkurtas, o esu dabar toj saugumo ir gynybos politikoje ir Europos parlamente, tai mes prižiūrėsim tavo darbą čia iš Europos parlamento. Petras Auštrevičius šitame komitete planuoja būti ir dabar yra ir planuoja ir aš. Tai Andriau, nepyk, bet griežtai žiūrėsim į tuos dalykus. O jeigu rimtai, tai iš tikrųjų dirbsim ranką rankon ir būsim kartu. Bet dabar apie gal, kiek dar čia mums norisi pakalbėti šitame kontekste, vėlgi pradėjau apie Lietuvą. Tai tikrai ES iššūkiai yra ir mūsų iššūkiai. Man labai nepatinka, kai Lietuvoje daug kas klausia, vat reikia portfelio, kuris kažkaip tai Lietuvai kažko atneštų konkretaus. Ypatingai tų visų kelkimės Lietuvą ir visokių ten taikos koalicijų šitam Seimo rinkimų kontekste prasideda toks primityvus kalbėjimas apie Europos Sąjungą. Tai kas gali duoti didesnę pridedamąją vertę Lietuvai, kaip sakykime, Europos Sąjungos plėtra, ypatingai Ukraina, karo tas pergalė Ukrainos kare ir saugumas mūsų. Tai čia kaip tik yra didžiausia pridedamoji vertė, o ne papildomo kokių pinigų atnešimas, kai tuo tarpu komisarai nelabai ir gali į savo šalį priesaiką priėmę orientuotis vien tik tai. Tai Seimo rinkimai artėja, Lietuvoje tokių įtampų daug, labai daug pykčio, visokio purvo pilama, konservatoriai, aišku, pagrindinis taikinys. Gal šitą temą šiek tiek dar ką pasakom? Visada. Kaip tau atrodo reikalai? Reikalai... Tiesa, tu pajutai tą sugrįžęs į Seimą, kai tau reikėjo stovėti tribūnai, tai aš sveikinu, aš nebūčiau taip išsilaikius oriai ir ramiai, kai ten visi puldinėjo. Aš tai kažkaip pasijutau, grįžęs namo, reiškia, kad tu grįžai namo. Niekas nepasikeitė. Per paskutinius 10 ar 15 metų iš opozicijos tie patys veidai, skardžiai ir panašus kalba lygiai tą patį, ką kalbėjo prieš 10 metų. Tai man toks buvo... aš sakiau, džiaugiausi tokia konservatyvia atmosfera, kad niekas nesikeičia, bet, tai čia taip pasijuokaujant, bet, man atrodo tikrai, tai čia du dalykai, tikrai Lietuvoje rinkimai yra svarbus, labai svarbus, metas yra ypatingas, čia nereikia apie tai net ir daug kalbėti. Svarbiausia rinkimai šiuo metu. Jo, tai klausimas, aišku, yra,
toks, nu kaip pasakyti, dabar kai žiūrim šiek tiek iš šono, tai man vis dar stebina, kad nu, vat, toje opozicijos pusėje, tokia vadinkim, nežinau čia kaip ją vadinti, ant kairiojoje pusėje. Nėra kairės Lietuvoje. Nu, tai va, tai čia tokia yra, taip sakant, ta pusė, kuri niekad nebuvo vat, už tą Lietuvos tokį veržimas į priekį, taip sakykim, kurie visada ten vieną akim žiūrėdavo atgal. Tai toj pusėje niekaip neatsiranda kažkokios tokios, na, normalios politinės vizijos, aiškaus dalyko, dabar net ir socialdemokratai, na, mane stebina. Nu, tai tik tai prieš konservatorius reikia. Jo, tai visa programa yra prieš konservatorius. Viskas sugriuvo, žinai, sakai, važiuokit, kiek pensijos išaugo, ne, viskas blogai ir blogai ir blogai. Nu, tai... Bet jie nieko, jie tušti. Jo, tai bet tas parodo tą visišką tuštumą. Ir šitoj vietoj, na, mano įsiniu tai, ką Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis per tuos 4 metus, ką pavyko padaryti, tai yra labai reikšminga. Aišku, gal mes čia nemokam priminti, nemokam pasakyti, tą liniją tokia... Tikrai nemoka girtis. Jo, į tą liniją dabar tokia eina viskas čia sugriauta, ar čia jau atsibodo tie konservatoriai. Kelkis Lietuvą ir taip toliau. Tai, na, tai aš čia neturiu ką daug pasakyti. Mano manimu, vis tik tai Lietuvoje mąstančių, racionalių rinkėjų yra tikrai nemažai. Ir, na, mano manimu, jiems bus proga labai gerai, taip, na, sakykime, atsirinkti, kas yra kas. Tai problemos, kurios Lietuvoje turėtų būti svarstomos, yra visiškai tokios pačios, kokias svarstom čia Europos Sąjungoje. Nes čia susiję indai. Čia susiję indai. Tai kaip jau sakiau, kokie prioritetai yra svarstomi Europos Sąjungoje. Jeigu praeitom kadencijoje, na, daug dėmesio buvo skiriama vadinamam žaliam kursui, tai jisai toliau bus tęsiamas įgyvenimas, bet dabar 2 svarbiausi prioritetai - saugumas ir konkurencingumas ekonomikos. Gal paaiškinkim tą konkurencingumą, ką tai reiškia? Nu, tai aš tik tai pasakysiu tiek, va, Lietuvoje mes turim tą patį iššūkį. Pirmas iššūkis yra saugumas. Tai kalbėkim apie tai. Ir prisidėkim prie europinės politikos vystymo. Ne tik tai, kad mes va čia Europos parlamente kažką tai bandom daryti, ar ten komisijoje darysim, bet ir iš Lietuvos iniciatyvos ir idėjos būtų labai reikšmingos ir reikalingos. Nes idėjų niekad nėra per daug. Iš ko tu jų tikiesi, jeigu ne iš mūsų? Nu, tai va taip ir yra, kad pasižiūri į kitą pusę, nematai, kad ten kas nors atsitikti. Dabar kas yra konkurencingumas? Tai klausimas yra, kaip toliau galima pasiekti, kad ekonominis potencialas tos pačios Europos Sąjungos augtų, na, taip sparčiai, kaip, pavyzdžiui, auga Jungtinių Amerikos valstijų. Arba Kinijos. Bet Amerikos rinkimuose irgi skundžiasi Trumpas, kad labai bloga ekonomika. Bet, nu, tai aš tik tai matau vieną dalyką, kur, man atrodo, va, ir čia labai toks dabar, va, kaip tik paskelbtas italų buvusio premjero Draghi, nu, tokia tikrai jau, sakykime, labai norėčiau, kad Lietuvo žiniasklaidoje būtų istorinė personalė parengusi tikrai labai rimtą raportą apie iššūkius ES ekonomikos konkurencingumui ir ką reikia daryti, kad tą konkurencingumą galėtume atstatyti ir toliau plėtoti ir vystyti. Tai lygiai tą patį iššūkį aš matau Lietuvoje. Mes iki šiol gana sparčiai augom, bet augom iki tol, kol pasiekėm ES beveik bendro vidaus produkto kiekio vidurkį tenkant vienam gyventojui. Klausimas, kaip mes toliau augsim, man kyla daug, na, klaustukų ir sakykime, ir idėjų, kurias reikėtų svarstyti, bet Lietuvoje kažkodėl šitom temom nenorima diskutuoti. Nu, kaip nenorima, negali diskutuoti. Kasgi gali diskutuoti? Kiek yra žmonių, kurie gali tavo lygyje diskutuoti tais klausimais? Tai aš tik tai matau, sakau, kas visi dabar kažkaip, tai svarstykim, taip, yra to skurdo, yra neligybės, tai labai svarbios temos. Apie tai reikia kalbėti irgi. Bet jeigu mes negalvosim apie Lietuvos ekonomikos augimą, apie Lietuvos ekonomikos sėkmę, apie tai, kad Lietuva bendrai turi tapti turtingesnė ir po to tą, taip sakant, gerbuvį mes galėtumėm padalinti visiems, kiek galima vienodžiau, na tai mes turėsim didelių problemų. Ir šitoj vietoje aš vėlgi matau tą patį. Na, aš kai pasižiūriu į būsimus premjerus, kas jau čia pareiškia tas pretenzijas, tai aš dėja, nu ne dėja, bet taip jau yra, kad aš
nieko kito, kas galėtų tai toliau tęsti ir, taip sakant, kelti dar aukštesnį lygį, tuos klausimus Lietuvos ekonomikos modernizacija, be Ingridos aš nematau. Žiūrėk, tai kaip tik atvirkščiai, čia pataisyčiau tave. Aš kaip tik sakyčiau, ačiū Dievui, kad yra Ingrida Šimonytė, kuri, įsivaizduok, nebūtų jos. Tai kaip tada atrodytų spektras visas ir visas vaizdas? Aš tą ir bandžiau pasakyti, kad taip yra ir na, vėlgi, tai ir apie tokias temas mums Lietuvoje reikia kalbėti žymiai drąsiau, žymiai daugiau ir skaityti tą patį Dragio raportą. Na, aš tikiuosi, kad rinkimų kampanijoje kurie nors televizija pakvies partijas diskutuoti apie Draghi raportą ir kalbėti apie ateitį būtent tokiu kampu. Vertinant šitos, nes Lietuvoje, tarp kitko, labai daug kelių dar atrodo net ir politikų, kad ES tai yra vos ne užsienio politika. Aš žinau, kaip ta diskusija pasisuks Lietuvoje. Socialdemokratai pirmų sakinių pasakys, o jūs viską sugriovėt. Tai va, tai dar apie tai baigiant, aš porą tik tai dalykų. Vienas dalykas, klausantis tavęs, aš prisiminiau paskutinius duomenis statistinius, kur Lietuva aplenkusi Estiją yra. Ir girdėjau analizę ekonomistų analitikų, kodėl taip atsitiko su Estija. Būtent konkurencingumo dalykai, būtent perspektyvos laiko neturėjimas, nes jų ekonomika buvo orientuota į Skandinavijos šiaurės šalis, daugiausia per statybas, per tą, kaip čia pasakyti, logistikos visus dalykus ir tam tikrų, sakykime, statybinių medžiagų, detalių kažkokį gaminimą aptarnaujant Skandinavijos rinką. Augo ir staiga Skandinavijos rinkoje tų nebereikia dalykų, prisipildė ir Estijos ekonomika pradėjo buksuoti. Tai kas tai yra? Ir konkurencingumo dalykas, ir nesugebėjimas kaip čia pasakyti, diversifikuoti arba turėti savo ekonomiką įvairesnę, kiek galima labiau įvairesnę. O paskutinis dalykas, klausantis ir tavęs, ir klausantis, matant kartais įsijungiant netgi tuos purvinus YouTube kanalus, kur teršia ne tik tai YouTube eterį, bet ir Lietuvos žmonių smegenis, patys žinot, apie ką kalbu. Ir apie visokias dainelės sukurtas, tai žinot, aš taip klausausi, tie, kurie ten skatina ir sako Lietuvai keltis ir čia viskas blogai, tai palaukit, vyrai ir moteris, tai apie kokią Lietuvą parklūpusią jūs kalbat? Ar jums tos sovietinės Lietuvos gaila? Ją norit prikelti? Kokią Lietuvą? Nes šita Lietuva, nebijokim to pasakyti ir vieni kitiem, juk šita Lietuva gyvena aukso amžių dabar. Ypatingai Ukrainos kontekste, kaip pasižiūri, kur mes dabar esam. Ir kas, jeigu ne politikai kartu su nemaža dalim visuomenės pasiekėm to, kad mes esam iššokom į tą paskutinį nuvažiuojantį tuo metu per regioną traukinį į NATO, Europos Sąjungą, mes dabar čia esam, tai kieno čia nuopelnai. Kitas dalykas, dėl tos pačios ekonomikos, dėl kitų dalykų, kai pasikalbi su tais jau žmonėm, kurie neverkia, tai sako, mes tikrai niekada taip gerai negyvenom. Aišku, kad yra problemų. Pasižiūrėkime į Ameriką, į kitus, jų nebuvo, niekada taip nebus, kad nebūtų. Tai aš labai noriu palinkėti žmonėm nepasiduoti šitam skleidžiamam nuodui, kuris iš dalies ateina ir iš Kremliaus. Nes aš kai pasiklausau kai kurių pasakojimų, naratyvų, tai žinokit toks vaizdas, kad nukaltas lekalas vienas yra Kremliui ir tą patį kalbą. Iš Sakartvelo grįžau. Tiesiog dežavų. Matau, ką kalba ta prorusiška jų valdanti dauguma, kokius naratyvus skleidžia ten apie karo partijas, tai viską tą patį kalba šitie banditai, aš sakyčiau, kai kurie veržėsi dabar į valdžią Lietuvoje. Tai labai rimtas metas ir visoje Europoje, ir Lietuvoje taip pat. Ir aš labai tikiu, kad Lietuvos žmonės pradeda matyti, kas yra kas, ir jie priims teisingus sprendimus. Mūsų darbas yra iš tikrųjų kalbėtis labai atvirai. Man atrodo, atėjo laikas nustoti čia būti švelniem ir pukuotėm ir pasakyti, kas yra kas veržėsi į valdžią Lietuvoje. Taigi čia visi nukentėsim. Tai Andriau, gali pažadėti, va dabar visiems girdint, kad vis dėlto karts nuo karto bent jau mes susitiksim pokalbėm, ne tik tai per žiniasklaidos priemonės, bet ir čia iš Europos parlamento toliau pratęsim tos mūsų kartais gal ir nuobodokus, per ilgus, va jau dabar padėjėjos mūsų aplinkui šurmuliuoja ir sako, kad mes per ilgai kalbam, bet vis tiek, pažadėk. Tai aš čia ne tai, kad pažadėt galiu, bet man
tai brangu ir iš širdies sakau. Ir aš jau iškart sakiau, jau kai tuos komisarus tenka eiti, kad ypač kai reikia tokius dirvonus arti, tai vienintelė galimybė realiai ir naujas idėjas kažkokias kurti ir pasiekti tų permainų, tai yra tik tai kartu su parlamentu. Nes parlamentas yra politikai. Naujos idėjos gimsta politiniai bendruomeniai, ne valdininkų, ne biurokratiniai bendruomeniai. Tai čia... Bet aš daugiau kalbu apie žiūrovus. Tai su žiūrovais taip pat kalbėsimės iš čia, iš parlamento. Tie, kurie mus remia, ypatingai ačiū tiem. Ačiū labai visiems. Tai iš tikrųjų čia labai svarbu yra pasakyti, kad jūsų pagalba, jūsų parama ir šėrinant, ir laikinant, ir būtų parama ir mum. O tau didžiausios sėkmės. Ačiū labai.